Kas yra gausa? O žmonės nori gausos, aš noriu turėti daugiau gausos savo gyvenimą. Aš atrodo neturiu dabar savo gyvenimą gausos kažkaip, nesijautu aš toks gausus arba gausi. Kam esmė? Ir definicijoje tavo esmė ir tavo reikšmė, kas ir išvės gausa. Gausa nėra, aš čia turiu pelną kažko, ko man visiškai nereikia ir ko aš noriu. Aš turiu pelną pinigų, nes aš šaunu noriu. Visiškai ne, tai nėra gausa. Gausos definicija, dabar visi, kas to nežinot, užsirašykit arba įsirašykit arba belekom padarykit, įsikalkit to į galvą. Gausa yra galimybė padaryti tai, ką tau reikia padaryti tada, kada tau reikia tai padaryti. Ir gausa turi 5 formas, pagrindinės, nes iš tikrųjų gausos formų yra labai daug dafiga tiesiog. Bet pagrindinės gausos 5 yra formas, katras reikėtų žinoti. Aišku, savaime, gausos forma yra pinigai, mainai, kažką tu duodi, gauni pinigų, tai yra gausos forma, tai yra vertė kažkokia, kurią tu gauni atgal. Antra gausos forma yra dovanos. Tu gauni galbūt dovaną, tai yra tau pagalba iš visatos atsiųsta, kaip pagalba tau atsiųsta iš visatos dovanos. Tai yra taip pat gausos forma. Trečia gausos forma yra kas? Galimybė kažką iškeisti į kažką kitą, ko tu būtent irgi nori. Tai taip pat yra gausos forma. Ketvirta gausos forma yra kas? Tai yra komunikacija, galimybė kalbėti su kažkom ir pakeisti tai, pakeisti situacijas, pakeisti iš kažko, kas galbūt buvo negausa į gausą. Ir penkta gausos forma yra kas? Vaizduotė, tu įsivaizduoji kažką ir tu gauni idėją kažkokią pakeisti savo dabartinę situaciją. Tai taip pat yra gausos forma. Gausa nėra kažką, noriu aš šitais 10 000 eurų ir aš šitais pritrauks kiek nors. Ne, tu gausos taip nepritrauki. Tu pritrauki tai, ko tau reikia, o ne tai, ko tu nori. Nes tai, ko tau reikia ir yra iš tikrųjų, ko tu nori. Nors galbūt tu to nežinai. Tai kas yra gausa? Galimybė padaryti tai, ką tau reikia padaryti tada, kada tai reikia tau padaryti.